in a radio host in a Zip. FM. Everybody's dancing. Zip FM. Everybody's singing. That's right. Everybody sings, everybody dances. Dab. And I shoot Kane. What kind of can? Vagi, tai mes dabar ieškome jūsų išdurkių. Kol kas tai vat visokie... Ai, tu jau turi? I've got one. Check this out. Check the sound of Master Jane Cola. You have Skype's friend? Of sorts. Yes, looks. Jobs. Taigi, tokia mergina, matyt, kad paėmė v myslę keturgyslę pirtis ir mes paskambinsim, pasakysim, kad gal gali paskambintas dėdukas, kur tu tai... Tai visokie... Tai aišku, ką gali. Va. Algirdukas. Nu va, klausyk. Ir pasakys, kad kažkas pasiūlė daugiau pinigėlių ir tiesiog sorry. Nu yra va, žiūrėk, tai 8 dieną čia žodžiu viską. Aš net nežinau, nu ką aš jai sakysiu. Ką aš jai pasakysiu. Aš pasakysiu viską taip, kaip buvo. Tai ką aš čia dabar. Jeigu buvo taip, kaip buvo. Tai jeigu nenori, tai gal daugiau pamokėti. Taip. Nekels gal žino? Gal tiesiog švenčia? Nemanau. Nors palauk, dabar jau atostogos. Arba sesija, nu jau atostogos, kad čia sesijas. Klausau. Alio, Klausau. labą vakarą. Labas vakaras. Žiūrėkit, skambinam jums iš Čiudiškių pirties. Taip, Pas jūs jau yra čia 8 dienai, ne rezervuota? taip, didelį pirtis. Taip, ta didžiulė. Taip. Tai klausykit, jums, yra toksai reikalas, kad čia man paskambino tokie vaikinai, labai smarkiai jie čia mane įtikinėjo, galų gale pasiūlė man 800 litų ir aš ilgai negalvojęs, jiems ir atidaviau. Tai žodžio, birželio 8 dienai pirties tamsta neturit. Tai labai blogai. Nu, tai ką aš dabar galiu padaryti? Nu, nes mes jau ir susitarėm ir su visais ir jau pasakėm, kad gimtadienis būtent 8 dieną. Nu, tai galite daryti 8 dieną, ale tik tai, kad nelabai gaunasi ir pas mus. Tai mums būtent, kad labai reikėjo tos dėlės, nes nuo kitur užimta. Nu, tai, bet kad žinokit, man bais daugiau pasiūlė. Nu, bet tai ką mums dabar daryti? Nu, taigi yra ten aplink visokių... Tai, kad suprantat, va čia gaunasi taip, kad mokslo metų pabaiga ir visur užimta. Arba mums per mažus. O tai kiek jūsų tenais bus? Virš 30. Virš 30. Nu, matot, ten mažiau pas mane žmonių, bet ale, kad jie daugiau moka, tai ką aš dabar galiu padaryti? Tai negi aš dabar atsisakysiu 800 litrų, čia valiuojasi ant gatvės, aš mat nepaimsiu. Nu, bet tai nežinau, bet labai jau čia negerai mums, nes mes ir žmonėm pasakėme. Nu, man tai visai nieko. Nu, tai žinau, kad jums pinigų atžvilgių tai jau, bet su mumim čia taip labai jau negražiai. Nu, tai ką jūs tenais, kiek jumsgi tenais jūs visi moksleiviai kažkokie tai? Nu, ne visi. Nu, ne visi, tai prigersit, privemsit, man ten prilaužysit, o čia rimti žmonės iš karto atvažiuoja 800 litų, jau paliko užstatą. Nu, tai mes irgi galėjom jums palikti. Nu, tai kiek jūs tenais, man 800 litų tai nemokėsit? Nu, tai ne, tai mes ir dėrėjomės, kad mažesnę sumą. Nu, va, jie net nesidėrėjo, iš karto sako, 800... Nu, tai bet mes ir būtum palikę sutvarkę viską. Nu, tai kad ką žinia būtumėt jau taip. Nu, tai mes taip tarėmės, kad jūs mums mažesnę kainą ir mes sutvarkom viską. Da, žinau, Alegi, suprantėgi, tie moka didesnį kainą, aš pats galiu susitvarkyti. Da, aš jau, žinokit, už 800 litų aš jau pats galiu sutvarkyti. Nu, tai, bet tai ką mums dabar daryti? Taigi yra visokių miškelių aplinkui. O tai kas mums iš tų miškelių, reikia kur nakvoti ir panašiai, tai... Tai palapinės. Tai palapinės, vat, kad ne visi turi. Tai galiu aš jums išnuomoti palapinių. Ai, nu tai mums nereikia nuomoti, mums reikėjo pirties. Tai
ką žinau, galit kokį kubilą pasiimti. Nu, žodžiu, pas mane ta pirtelė dabar jau yra kaip ir užsakyta tokiems mafiozams. Tai aš nežinau, jeigu norit, galiu duoti jų numerį, patys susitaikyti. Tai ne, tai ką aš čia jau, jeigu jie jau jums tiek siūlų, tai aš čia jiems skambinsiu, tai jiems tartis, tai čia... Gal atleis jiems širdelę, nes man tai 800 litų ant šaligatvio nesivalioja, ant medžio neauga. Tai jau aš suprantu, o ta mažesnė pirtis, tai dar laisva pas jus tai dienai? A kuriai? Ta mažesnė. Ne, mažesnė jau seniai rezervuota yra. Irgi 8 dienai. Nu, aš nežinau, nebent ką aš žinau, nu tai... Nu, nežinau, nu, kaip ir jau moka, 800 litų, man koks skirtumas tenai, sutvarkys, nesutvarkys, nebent, ką žinau, nebent tai mažą sutvarkys, tai nebent paliksiu aš jums tada. Mažesnė ta. Da, jis Ai, bet muminai per maža. Ne, tai jūs tik tai sutvarkysit. Nu, tai taip, bet mums ta truputėlį per maža. Bet tada į mažą, į didelę. Ką? Bet tada į mažą, į didelę sutvarkysit. Tai ne, tai jeigu maža mums tai apskritai jau per maža, o mums reikia jau didelės, tai mes ir tai jūs dideliai baliavojat, ar sutvarkat į mažą, į didelę. Tai man pigiau gausis. Tai jūs mums duoda didelę pirtį? Aš jums duodžiau didelę pirtį, jeigu sutvarkytume da į mažą porą kartų. Porą kartų? Porą kartų. Tai jūs jau čia labai jau deratys dabar. Nu tikrai, kad ne, aš nieko nesideru, jeigu norit galima tada paliekam tiems žmonėms tą pirtį didesnį viskas, baigti skriukis. O tai už kiek jūs mums tada tą didelę duotumės? Nu, už kiek hektarėmės? Už tiek hektarėmės. Nu tai manau, kad gerai. Nes, nu, mums nėra dabar, mes jau ir pasakėm savo ir draugam, ir aš pusbroliam ten vyresniem savo, ir jau jie ir metai ir darbus, ir viską, kas tai tik tai galėtų. Tai tada da vienas dalykas, kad mano sūnus galės ateiti pafotografuoti mergaičių su šitagi pirtį. Tai kad patos mergaitės nelabai, žinokit, eina į pirtį. Tai kam tada jums ta pirtis? Nu, tai vaikinams. Nu, tai vaikinai neįdomu, tai jos vis tiek maudimukus atsiveš. Nu, tai nežinau. Nes pas jį yra kažkokie tai keistumai, kad jam labai patinka fotografuoti. Tai va, tai mums palieka tada 8 dieną. Jeigu sutvarka da į mažą pirtį, ir da leidžiat pafotografuoti su bikiniais. Taip, bet palikit mums tą pirtį. Bet tada susitariam. Nu, tai manau, kad gerai. Gerai, ne? Tai draugės tai vat paprastai įduodė, ne? Nu, neduodu draugių, tai aš nežinau, eis į pirtį, aš negaliu jums nieko prižadėti. Nes matai, kaip tau dabar skambina radio stotis Zip FM. Zip FM. Radistai. Taip. Taip lengvai ir papigiai pardavai savo draugės? Tai kad kaip tik ne. Čia brangiai, tai pasakai. Tai kad kaip tik neįdaviau draugių. Sakei, viską tvarkoj, susitarėm, galės fotkinti. Ne, sakiau, kad dėl pirties, kad tvarkysiu. Žinai ką, nueisi į YouTube'ą ir pasiklausysi, dėl ko tu sutikai. Jo, tai gerai. Gerą vakarą, ačiū, iki. Iki. Ant visko pasirašytų, jau ten man atrodo. O Jėzus, tai dar gerai, kad toliau nejau. No.